Labą visi, atmerk akis, mokymų dalyviai. Sveikas Ramūnai, linkėjimai visiems iš Vokietijos. Esu Vokietijai, Kiolniai, šiuo metu parkelį. Aplinkui čia ne per toliausiai namie. Padariau prieš tai porą video, darau trečią ir viskas labai smagiai sukasi. Tiesiog padariau video iš tikrųjų trumpą ir galvoju, blemba, reikia perdaryti, reikia padaryti specialiai jum, nes pamenu su kai kuriais mokymuose dalyvavom, tikrai smagu, daug visokių fiškių, viską, dar kaip tik neseniai žiūrėjau laimės mokymų keletą video, tai tą progą ir darau video jum iš savęs. Ir koks video tikslas, tai sakykit, vis tiek mes dirbam su video, ne, daugumą dirbat. Ką rekomenduotumėt, kokią programą geriausia? Aš, pavyzdžiui, padariau dabar 30 minučių video ir bus apimtis kažkur apie 10 gal gigų net. Darau su GoPro 5 kamera, 1080 HD raiška ir apimtis labai didelė gaunasi. Sakykit, ką rekomenduotumėt, kokią programą, kad tą apimtį sumažint, nes aš su VLC Media Playeriu konvertuoju, tai man iš 3 gigų padaro kažkur apie 1,5 gigo kažkur tai. Taip, nu, ne visą laiką vienodai, ten kažkaip mačiau, kad sviruoja, vieną kartą mažiau, kitą daugiau gaunasi, bet ką rekomenduotumėt, kad sumažint stipriai apimti ir kad tas video tiktų Facebook'ui, YouTube'ai, tiem dalykam. Tai va, parašykit komentaruose, kaip patiems sekasi, kur randatės, gal kažkas Vokietijoje esat ir kada prie progos eitų susitikt. Aš pats čia savo biznį pradėjęs, tokį nuo rugsėjo mėnesio versliuką, turiu keletą darbuotojų, su pastoliais dirbam, statom, ardam. Tai viskas kaip ir juda neblogai. Įdomu, patinka Vokietijai man. Smagu, čia dar vienus mokymus dabar pasiėmiau, bet kitus ta prasme. Ir nu, viskas į gerą juda, viskas liuks. Tiesiog norėjau tokį kaip ir linkėjimus perduoti jum. Tai va, lauksiu komentaruose, parašykit, kas parašys, labai ačiū jum. Nesakau, dabar su video kažkaip tai problemykė šiek tiek, nes didelė apimtis gaunasi, kol įkeliu, kol konvertuoji, kažkaip tai tas visas užtrunka. Tai va, ačiū, iki.